išbandžiau visokių tų mitybos būdų. Ką tu manai apie veganizmą, vegetarizmą, vėlgi apie mėsos valgymą, sakykime, kokia galbūt tavo patirtis, sakykime, yra, matant žmonės, ką jie valgo, kaip pats esi išbandęs šitus dalykus. Pagal kraštutinumus dabar paaiškinsiu, bus aiškiau. Vienas kraštutinumas valgyti, būti žaliavalgiu, valgyti tik tai žalią maistą. Taip. Įsisavinimas tada iš daržovių yra iki 20%. Iš viso to žalio reiškia. Jo, jeigu žalią valgysi. Bet plus yra fermentai ir ląsteliena, kas reikalingas storajam žarnynui pamaitinti bakterijas. Tai yra labai gerai. Dabar jeigu valgysim, kitas kraštutinumas, tik tai virtą maistą visada, mes gaunam įsisavinimą iki 40%. Dvigubai daugiau. Čia gerai. Bet nebėra nei fermentų, nei ląstelienos. Aha. Pats įsisavinimas lengstis didesnis. Dabar žiūrėk. Jeigu mes būsim žaliavalgiais, mes anksčiau ir vėliau gausim pankreatitą kasos. Dabar kitas kraštutinumas, jeigu būsim tik tais virtą valgys, gausim antro tipo diabetą. Aha. O kur aukso vidurys? Fermentuota. Jeigu valgysim raugintus kopūstus, įsisavinimas iki 80%. Ir fermentai, ir ląsteliena, ir bakterijos dar papildomos kokios ten bus. Ir jeigu dar sugebam derinti viską kartu, kad ir tą valgyti. Tam ir reikalinga įvairovė. Biški virto, biški žalio, biški rauginto ir neatsibosta ir sveika.